Dar gerokai svarbesnė pergalė Kauno Žalgiris pasiekė už aikštės ribų. Dustin Slyva lieka Kaune. Žalgiris pranešė, kad pavyko ilgam susitarti su amerikiečiu, kuris per šį sezoną tapo sirgalių numylėtiniu. Tikras kovotojas ir pats sako jau pamilęs Kauną. Vadina Kauną krepšinio rojumi žemėje. Kauno Žalgirio sirgaliai ir kitą sezoną matys neįtikėtinus Dustino Slyvos kovingumo pavyzdžius. Vos atvykęs į Kauną, 30-metis įrodė, kad yra nusiteikęs labai sunkiai dirbti. O šiam sezonui dar nesibaigus, krepšininkui įteikiama nauja sutartis. Iš pradžių bandžiau tiesiog daryti viską, kad gaučiau kuo daugiau laiko aikštėje. Vėliau pradėjau labai visko mėgautis. Kaunu, šiuo nuostabiu krepšinio miestu. Patvirtinu, krepšinis čia tikrai religija. Krepšinis čia teikia tiesiog kitokius, labai stiprius jausmus. Lietuviškų šaknų šiek tiek turintis Slyva Kaune noks dar 2 sezonus. Su amerikiečiu susitarta iki 2028 metų sezono pabaigos. Tiesa, yra numatyta galimybė krepšininką išpirkti kitam klubui 2027 vasarą. Čia jaučiu tiesiog labai didelį pasitikėjimą. Kaip klubas valdomas, yra neįtikėtina. Viskas, ką vardinčiau, yra geriausia, ką iki šiol teko patirti per visą karjerą. Vienareikšmiškai geriausia. Be galo gera matyti, kaip žmonės tiki tokiu mano žaidimu. Tokiu, kuris nebūtinai atsispindi statistikoje. Čia visi supranta ir tiki, tiek valdžia, tiek treneriai, tiek sirgaliai. Tai tarsi krepšinio rojus žemėje. Ir taip Žalgiris deda skambų žingsnį ateičiai. Jau dabar aišku, kad Slyva 7. žaidėjas, kuris tikrai lieka Kaune. Identiškos sutartys yra sudarytos su Nigeliu Williamsu Gosu. Iki 28 metų Žalgiryje turėtų žaisti ir Deividas Sirvydis bei proveržio sezoną žaidžiantis Ąžuolas Tubelis. Visi jie Kauną paliktų nebent kitam klubui sumokėjus išpirką kitą vasarą. Kitam sezonui sutartis Žalgiris turi ir su Dovydu Giedraičiu, kuris šį sezoną rungtyniauja mažiau dėl sveikatos problemų, ir su Arnu Butkevičiumi. Taip pat iki kito sezono pabaigos Žalgiryje tikrai rungtyniaus kapitonas Edgaras Ulanovas. Po šio sezono baigėsi sutartys su 5 krepšininkais: Silveinu Francisko, Maudo Lo, Ignu Brazdeikiu, Laurynu Biručiu ir Mauzisu Raitu. Pastarasis neabejojama Kauną turėtų iškeisti į Barceloną. Žalgiris sieks išlaikyti Francisko, kuris gali aktyvuoti sutartį dar metams arba išvykti už išpirką. O Eurolygoje iki reguliariojo sezono pabaigos lieka jau tik 3 turai. Madrido Real klubas netikėtai pralaimėjo Vitorijos Baskonija komandai ir turi viso labo tik 1 pergalę daugiau už Žalgirį. Vilerbano Asvel išvykoje nugalėję Pirėjo Olympiakos krepšininkai kyla į pačią Eurolygos viršūnę. Turi 2 pergalėmis daugiau už Žalgirį ir tiek pat, kiek iki šiol turnyre pirmavusi Stambulo Fenerbahče.